Prisimenate, seniai mes aptikome, kad turime labai gerą daiktą, BuildDC varikliuką, kuris yra puikus generatorius. Dabar pasidarėme šiokį tokį nedidelį stenduką, kad būtų galima patyrinėti, kiek mes iš jo galime turėti naudos. Iš karto pradiniais žaidimais buvo nustatyta, kad mūsų tariamas nulio kontaktas jis yra neveiksnus. Ir greičiausiai yra čia trikampių jungta apvija su 3 išėjimais, trifazė apvija. Tai galime pabandyti šiek tiek pažaisti ir įsivaizduoti, kokias mes įtampas gauname. Suksime mūsų generatorių tiesiog pasinaudoję elementariu nedideliu suktuku makytos ir bandome, aišku, nieko gero, čia DC. Perjungiame į AC, kadangi mes matuojame tarpfazinę įtampą. Ogi tai yra 131 voltas. Sukių rašo suktukas iki 1300 per minutę, bet labai abejoju, ar tie gaunasi, bet tarkime. Tai jau šioks toks rezultatas, 131 voltas. Ir pabandom pažiūrėti, ką mes gauname nuolatinę išsilyginę. Stovi tiltelis trifazis, eina 3 fazės ir mes turime pliusą ir minusą išėjime. Pabandom pažiūrėti, kokią nuolatinę gauname. 174 voltai. Įtampa jau kaip ir neblogai. Dabar galime pabandyti, ar uždegsime mes Iljičiaus lemputę. Tiesiog prijungia ją tarp fazių. Girdisi garsas pasikeitė ir Iljičiaus lemputė dega. Mes galim dar to pačiu pažiūrėti, kiek čia turėjom įtampos išėjime. Įtampos kritimas šioks toks yra išlygintas, bent 20 voltų mažiau. Pabandykim pasižiūrėti, ar išlyginta. Šviečia lemputė. Sakyčiau, šviečia šiek tiek ryškiau. Mes pabandysim taip. Visai neblogai, tai yra 40 vatų lemputė. Ir dabar elementarus eksperimentas su LED lemputė. Jų turėtų atrodyti daug geriau. Sakykim, pabandykim šioje vietoje. Tačiau nulis, jokio rezultato. Pabandykime tarp fazių pajungti. Kintama įtampa. Šviečia lygiai taip pat kaip ir elementarios rozetės. Ir nuolatinė išlyginta. Čia, kai bebūtų keista, neveikia, nes jos elektronikai nepatinka nuolatinė srovė ir lemputė nestartuoja. Kas įdomiausia, kad turiu ir kitą lemputę, kuri turėtų būti padaryta daug paprasčiau, bet kintamos jinai puikiausiai išžiebėsi, o nuo nuolatinės visiškai ne. Matyt irgi konstrukcija taip numatyta, kad nenumatyta. Taigi, reziumuojant, turime puikiausią generatorių, pakankamai nedidelių sūkių ir jeigu didelių sūkių sparnuotę padarius su nedideliu atakos kampu, gal netgi būtų galima gerą vėjuotą dieną ir turėti naudos. Arba reikėtų daryti kažkokią pavarą, diržinę ar grandininę, kad didinti sūkius nuo esamos kažkokios tai sparnuotės. Čia jau konstruktyvinis sprendimas, kam bus įdomu, tas gali pasinaudoti. Ir visiškai realu, kad iš tokio varikliuko būtų galima išgauti 100, o gal net ir 150 vatų. Aišku, reikia didesnių sūkių, nes 40 vatų lemputė šviečia ir visiškai vargo nemato. Ir netgi, pasakyčiau, nelabai jaučiasi suktuko apkrovimas. Galim bandyti, tiesiog
dirba. Jo, garsas pasikeitė. Bet kad tai būtų kažkokia jėga reikalinga prilaikyti jam, tai tikrai ne. Tai va, trumpai tiek.